Tu ragana. Aš ragana? Dar nepatį manęs fiksuoti. Eik Saulutė, kurį kiemą pažaisti. Einam, karvutė man. Reikia kuo daugiau kalbėtis tarpusavį, kad būtų tarpusavio supratimas, nes problemas dažniausiai kyla iš to, kad vienas su kitu tarpusavį žmonės nesišneka. Jie nesupranta vienas kito, o supratimas ateina per kalbėjimąsi, per tokį pašnekėsi kažkokį. Per tą laiką, kurį galvojau, padariau išvadą, kad reikia kuo daugiau šnekėtis ir suprasti, bandyti suprasti žmogų. Nenoriu nieko žinoti. Labiausiai vakar. Plazdant vienišam alsavimui į kambario tamsą. Iš nevilties vėl dusau. Tolumoj, už nakties, tarp stogų dar ilgai mėlynuos šiltos migdančios sutemos. Atskirai, atskirai, atskirai. Žiūriu į vaško žvakę. Galėjau dar tave išsaugoti. Nėra blogio. Yra tik tais gėrio nebuvimas. Blogio, nes viskas yra nuo Dievo. Viskas yra iš to pirmo šaltinio ir devotam žmogui rytiečiui jis nemato niekur blogio. O tas yra skirtumas, žodžiu, ką mes turėtumėm iš tikrųjų, nes tas vadinamas mūsų vakariečio akimis ojojoj blogis, tai yra tam tikra situacija, kad kažkas iš po to išlystų, nes yra kažkokia pamoka, yra kažkokia tai istorija, iš kurios reikia pasimokyti, vadinkim, suprasti, o gal net ir suvokti kažką laike. Kažko liūdna tu šiandien. Kas atsitiko? Kaip neliūdėsi? Kaimynas vis mano butą perstatinėjo baldus. Baisiai keikėsi. Dar žmona papriekaištavo dėl girtuokliavimo, tai tuomet ir prasidėjo viskas. Na, ir kaip toliau? Kaip savaime suprantama. Puolė muštis, teko iškviesti policiją. Klyksmai, keiksmažodžiai aplinkui. Tačiau moteris su dukrėlė naktį išėjo kažin kur. Tai sakau, gal pas kokią draugę ar nakvynės namus. Naktį sakai. O tai apie kelintą valandą? Apie 3 ryto. Tai įsivaizduok, kad jau man nebepavyko užmigti. Oho, na tai sakyk, jau vis dar kartu? Dar ir kaip kartu. Nei savigarbos, nei gėdos prieš kaimynus. Sakyčiau, atitiko kirvis kotą. Švietimas be abejo, aiškinimas, na ir gal net ir terapinis gydymas, nes kai kurie žmonės, pavyzdžiui, tie, kurie vartoja alkoholį ar narkotikus, yra pažeisti. Jų reakcijos yra kartais nenumatytos. Taip, kad čia turi būti derinamos kelios priemonės - švietimas, socialinė parama, nes dažnai nedirba tie vyrai, suteikti darbą, padėti tai žmogaus asmenybę atsikurti, jeigu tai yra įmanoma, ją atkurti. Ir be abejo sveikatos apsaugos paslaugos, čia reikia kompleksinės paramos žmogui. Jau viskas yra apspręsta. Reiškia, tu ar taip darysi, reiškia, tas mūšis yra neišvengiamas. Kada geri žodžiai nebeveikia, tada yra tam tikros priemonės. Aš tikrai nesmurtauju prieš moteris. Nesmurtauji. Nesmurtauju.
O gal vėliau? Gali būti, kad pradės smurtauti, jeigu provokuos mane ir nebeduos valgyti. Gerai, kad aš įsimuštinių nešioju. Gerai, kad aš jį nevalgau. Yra buvę situacijų, kai mieste matau smurtaujama, kai smurtaujama prieš moteris ir... Papasakok tą įvykį. Įvykis buvo stotelėje. Buvo vasaros vakaras ir stovėjau stotelėje. Ten buvo 2 moteris ir 1 vyras. Buvo visi gerokai išgėrę, nors viena moteris buvo, kaip supratau, nėščia. Ir tas vyras, mano manim, buvo jos vyras. Jisai pradėjo prieš ją smurtauti, pakėlė ranką. Ir jos ta draugė, kuri buvo kartu, pradėjo ją ginti. Ir tas vyras pradėjo pulti ant jos, pradėjo ten prie seksualiai lysti, pradėjo tiesiog, buvo labai negražu. Ir ta pati situacija pasikartojo įlipus į autobusą. Įlipom mes į tą patį autobusą. Ir tiesiog situacija nežinau, kaip baigėsi, nes jie išlipo vienoje stotelėje, aš važiavau toliau. Bet tiesiog tai buvo įsimintinas įvykis. Manau, kad smurtas prieš moteris nesiliaus tol, kol jos patys įsijaus į aukos vaidmenį ir nedarys išvadų. Todėl manau, kad derėtų atsakingiau elgtis ir su kita pusė ir paisyti labiau savo interesų. Nesuprasdavau to smurto prieš moteris ar šeimoje, bet labiau apie tai pasidomėjęs supratau ir pradėjau labiau tai gilintis, pastebėjau, jog gali smurtas būti ne vien fizinis, bet ir psichologinis, tikriausiai daugiau matomas yra mums fizinis. Ir aišku, mums gal skaudžiau atrodo tas fizinis, bet iš tikrųjų žmogų, kuris patiria tą smurtą, yra daug skaudesnis psichologinis smurtas, kuris labiau paveikia protą, mintis. Ir manau, kad sustabdyti visą tai yra labai sunku, bet visiems pabandžius galima tai sumažinti. Smurtas prieš moteris yra visiškai netoleruotinas dalykas. Jokia moteris neturėtų kęsti smurto ir patyrus tokį smurtą tikrai reikėtų kreiptis į atitinkamas organizacijas. O šeimoje spręsti negalima, jeigu vyras pirmą kartą sudavė, tai galbūt užtenka pakalbėti ir jis nebedarys to. Jeigu tik tai įmanoma, bet dažniausiai tai būna nuolatos besitęsiantis dalykas. Tai gal moteriai tai patinka? Būti stebėtojai, tai džiaugtis kiekvienu gyvenimu. Galbūt moteris nežino, kaip su tuo dalyku tvarkytis, kaip tai spręsti. Nežino išeičių, kaip galėtų apsisaugoti. Jeigu moteris gerbia save, tai niekuomet neleis, kad vyras prieš ją pakeltų ranką. Tačiau būna situacijų, kad vyras užauga šeimoje, kurioje buvo mušamas, taip pat gali būti su moterimi. Todėl bet statistika teigia, kad kas 3 moteris patiria smurtą. Tuomet, man atrodo, kad vyrams yra lengviausias būdas parodyti, kas čia yra viršiausias, tai yra mušti moterį. Jie vaikam rodo blogą pavyzdį, taip ten kartu pešdamiesi, mušdamiesi. Ir vaikai nematė kitą pavyzdį irgi, tikriausiai augins tokią šeimą. Tavo šukės praeitį, nepamirški, o delnai vėl